Vyrai, ar norėtumėt, kad jūsų moteris būtų švelni? Pradėkit nuo to, kad šalia jūsų jai nereikėtų nuolat būti įsitempusi. Nes labai daug vyrų nori švelnios, ramios, mylinčios moters. Bet patys šalia savęs sukuria tokią aplinką, kur tai moteriai net nėra kada atsipalaiduoti. Moteris neatsipalaiduoja ten, kur viską reikia tempti pačiai ant savo pečių. Kur reikia vyrui priminti, aiškinti, prašyti ir kartoti paprastus dalykus. Moteris neatsipalaiduoja ten, kur jinai nėra žmona, o yra projektų vadovė ar dirba namie dar viršvalandžius. Ir tada vyrai stebisi, kodėl na tokia pikta, kodėl tokia šalta, nebėra lengvumą, nebe kaip princesė ir lovai dar viskas blogai. Brolau, čia ne pas ją dingo moteriškumas, čia jos nervų sistema taip kad nebegalima būti moterim. Nes švelnumas labai sunkiai gyvena ten, kur moteris nuolat yra įsitempusi, kuri pilnai negali pasitikėti savo partneriu, kur negali kažką atsiremti, kur turi būti budri netgi savo namuose kiekvieną akimirką. Todėl jeigu nori švelnios moters, nepradėk nuo pamokymų, kokia ji turėtų būti. Nesiųsk jai filmukų, kokia ji turi būti faina. Pradėk pagaliau nuo savęs. Nuo to, kaip tu su ja kalbi, kaip reaguoji į jos emocijas, kiek naštos ant jos vis dar palieki. Paklausk savęs, ar šalia tavęs jai lengviau gyventi, ar netgi dar sunkiau. Nes moteris dažniausiai netampa šalta be priežasties. Ji negalvos apie žydėjimą ten, kur nuolat reikia išgyventi.